Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus, su jumis yra Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius Aleksandras Stralcov. Pradedame naują laidų ciklą, kuriame į aktualius politinius klausimus žvelgsime per dešiniojo kataliko prizmę pavadinimu katalikiška apžvalga. Šiandien atkreipiame dėmesį į rinkimus labai svarbioje buvusioje katalikiškoje šalyje Prancūzijoje. Rinkimus Prancūzijoje stebi visa Europa. Kodėl? Todėl, kad Prancūzija nuo pat Europos civilizacijos aušros buvo pavyzdys. Tai, kas vyksta prie sienos, po kelerių metų paprastai vyksta ir kitose Europos šalyse. Katalikams tame nėra nieko keisto, nes Prancūzija yra bažnyčios seniausia dukra, nes ji pirmoji naujojoje Europoje priėmė krikštą. Deja, ji radikaliai nukrypo nuo šio paveldo, bet tai jau kito straipsnio tema. Vis dėlto senasis nacionalinis frontas, dabar nacionalinis susivienijimas, iki šiol nesugebėjo laimėti. Tam trūkdė karikatūriškas liberalų ir kairiojo liaudės fronto alijansas. Nacionalistus reikėjo izoliuoti ir tai buvo padaryta. Tiesą sakant, kaip katalikai mes nesame nacionalistų rėmėjai. Marine Le Pen nėra naujoji Žana d'Arc. Tai, ką ji daro su naujojo nacionalinio susivienijimo lyderiu Jordanu Bardella, nėra katalikiška kontrrevoliucija. Jie yra revoliucionieriai iš po antiprancūzų revoliucijos vėliavos, kurie nors dabar mato revoliucijos baisumus, nenori atmesti viso jos palikimo ir grįžti prie monarchijos. Nacionalinis susivienijimas nėra kraštutinė dešinė. Kyla klausimas, ar dabar jie apskritai yra dešinioji. Tikrieji dešinieji esame mes, katalikų tradicionalistai. Tačiau nepaisant to, kad jie atstovauja klaidingai alternatyvai, šiuo konkrečiu istorijos momentu jie galėtų sukurti santykinį tvarką, kuri leistų Prancūzijoje gimti tikrai kontrrevoliuciniai jėgai. Būtent todėl liberalų ir kairiųjų įniršis toks didelis. Jie nekalba apie šią kontrrevoliucinę perspektyvą nacionalinio susivienijimo kontekste, tačiau jie jau jaučia taip, kaip velnias jaučia šventosios dvasios buvimą. Vis dėlto padėtis Prancūzijoje palyginti su kitomis šalimis gerokai skiriasi. Jei Lietuvoje nacionalistai gauna kiek daugiau nei 3%, Vokietijoje apie 15–20%, tai Prancūzijoje, pavyzdžiui, daugiau nei 30% su perspektyvomis pasiekti 50%. Visą tai lėmė kairiųjų radikalizaciją link senųjų komunistinių šūkių. Be to pasiteisino Makrono taktika sukurti sanitarinį kordoną aplink nacionalinį susivienijimą. Vienmandatėse apygardose tas, kuris nesurenka daugiau nei 50%, praranda viską. Kad tai pasiektų, Emmanuelis Macronas susitarė su kairiaisiais suskirstyti apygardas, kad būtų išvengta kelių kandidatų iškilimo prieš vieną nacionalinio susivienijimo kandidatą. Įdomus reiškinys yra stiprėjanti kairiųjų islamizacija. Žanas Lukas Melanšonas prieš prezidento rinkimus 2027 metais siekia aplink save integruoti visus Prancūzijos musulmonus. Tolesnis kairiųjų radikalėjimas yra galimybė nacionaliniam susivienijimui, nes kuo beprotiškesnės idėjos kyla kairėje, pavyzdžiui, ekoterorizmas, LGBTQ+, arabų terorizmas ir taip toliau, tuo normaliau turėtų atrodyti nacionalinis susivienijimas ir tuo daugiau centro rinkėjų už jį balsuos. Įdomu, ar panaši tendencija iš Prancūzijos paveiks situaciją kitose šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Ši tendencija, mano nuomonė, gali turėti tokią įtaką, kurios pavyzdys buvo balsavimas už Petrą Gražulį Europos parlamento rinkimuose. Tačiau tam, kad jį įgytų reikšmingas proporcijas, Lietuvos dešinieji turi susivienyti. Bent jau taip, kaip yra Lenkijoje, kur du kartais labai skirtingi sluoksniai ir viena asmeninė žvaigždė susivienijo į konfederaciją. Kol kas kontrrevoliucijos užuomazgos sustabdytos. Tačiau tai nereiškia, kad jie bus sustabdyti per kitus šios šalies prezidento rinkimus. Nereiškia, kad po keliarių metų nacionalinis susivienijimas neperims valdžios. Žinoma, demokratinė sistema veikia taip,
kad nacionalinis susivienijimo vyriausybės vėliau bus sukompromituotas kaip ir visur, tačiau, kaip jau minėjau, tai gali suteikti reikiamą laiką tikrai kontrrevoliuciniai jėgai atsirasti. Dėkoju už dėmesį. Su Dievu.